Perspėju, jog šioje laidoje pasirodys išties žiaurių vaizdų ir žiaurių pasakojimo vietų. Šį kartą laida nėra skirta mažamečiams ar apskritai jautresnių nervų žiūrovams, todėl jei nesate tam pasirengę, geriau išjunkite video. 1936 metais Japonijos marionetinės Mandžuko arba Mandžiūrijos valstybės didžiausiame mieste Harbine oficialiai pradėjo veikti viena žiauriausių vietų, kurioje buvo atlikinėjami sunkiai sveikų protų suvokiami eksperimentai su žmonėmis. Japonijos imperatoriškosios armijos pavedimu pastatytas didžiulis kompleksas buvo pavadintas gan nekaltai – Kvantungo armijos epidemijų prevencijos ir vandens valymo departamentu. Tačiau tamsiausiose istorijos puslapiuose šis kompleksas žinomas kaip 731 padalinys, kraupi vieta, kurioje buvo vykdomos biologinio karo programos, ištrinančios bet kokią žmogiškumo likučius iš mokslinių eksperimentų. Manoma, kad per 9 metus šioje vietoje buvo nužudyta maždaug 14 000 žmonių ir dar mažiausiai 200 000 buvo nužudyti Kinijos miestuose ir miesteliuose dėl užteršto vandens, maisto ir žemės, kurie buvo užteršti 731 padalinio, kai šis išbandė biologinius ginklus. Bet prieš pradedant, pirmiausia, nepamirškite paspausti patinka ir pakomentuoti, ką manote apie eksperimentus su žmonėmis. O galbūt turite pageidavimų naujoms temoms. Taip pat siūlau prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte būsimų laidų. O jeigu norite paremti kanalo veiklą, po šio video rasite informaciją, kaip tai padaryti. Norint suprasti visų žiaurumų, kuriuos vykdė Japonija mastą, reikia pradėti nuo pradžių. Žmogaus, kuris vadovavo 731 padaliniui – Širo Iši. Širo Iši buvo talentingas, tačiau pavojingų idėjų apsėstas mikrobiologas. Jis gimė turtingoje šeimoje ir baigė Kioto imperatoriškąjį universitetą, kuriame ir išsivystė jo didžiulis susidomėjimas bakteriologija. Jo kolegos ilgainiui pradėjo pastebėti nerimą keliančius požymius, kad jis nėra tik paprastas geraširdis mokslininkas, nes Širo Iši išsiskyrė itin stiprių susižavėjimų patogenais ir buvo įsitikinęs, kad bakteriologinis karas yra būsimų pasaulinių konfliktų kelias. Jo raštuose bakterijos buvo apibūdinamos kaip galutinis tikslas, galintis nutildyti ištisus miestus, neiššovus ne vieno šūvio iš įprastų ginklų. 1921-aisiais jis buvo paskirtas Japonijos imperatoriškosios armijos karo chirurgų Tokijoje, kur jo darbas esą padarė tokį didelį įspūdį jo viršininkams, kad 1924-aisiais leido jam grįžti į Kiotą tęsti medicinos studijas. Tuo metu Širo Iši pagarsėjo savo keistų pomėgių – auginti bakterijas indeliuose, jas laikydamas augintiniais, labiau kaip kompanionais, o ne tyrimų objektais. Jis nesutarė su kitais studentais, nes šie dažnai pykdavo dėl jo įkyraus pasipūtėliško elgesio ar abejingumo. Bet nepaisant akivaizdaus atsiskyrimo nuo kitų, jis sėkmingai studijavo toliau ir vis kilo pareigose. 1927-aisiais Širo Iši pasisakė už Japonijos biologinio karo programos sukūrimą, o sekančiais metais pradėjo 2 metus trukusią kelionę po vakarus, kurios metu atliko išsamius tyrimus apie biologinių ir cheminių ginklų kūrimą bei poveikį nuo Pirmojo pasaulinio karo ir po jo. Dėl savo kelionių jis rado dar daugiau gerbėjų ir sąjungininkų. Kai 1931-aisiais Japonija įsiveržė į Mandžiūriją, Širo Iši pajuto puikią progą. Jis atkakliai įkalbinėjo karinius lyderius įspėdamas, kad vakarų valstybės jau kuria biologinius ginklus ir kad Japonija liks nuošalyje, jei nesiims veiksmų. Širo Iši charizma, strateginis sumanumas ir akivaizdžiai rodomas aštrus nacionalizmas padėjo jam savo pusėje turėti įtakingų sąjungininkų, tad net neverta stebėtis, kad 1936-aisiais jam buvo suteikti milžiniški ištekliai tyrimų centrui Mandžiūrijoje įkurti. Toli nuo Japonijos, toli nuo nepageidaujamų, jį stebėti bei kontroliuoti galinčių akių ir tarp gyventojų, kuriuos Japonijos režimas laikė rasinių požiūrių menkesniais bei paaukotinais. Taip 1936-aisiais rugpjūčio 1 dieną Širo Iši oficialiai tapo siaubingojo Japonijos 731 padalinio vadovu. Beje, kol vadovavo šiai baisiai vietai, jis buvo dar kelis sykius paaukštintas, o imperatorius Hirohito jį apdovanojo specialiuoju tarnybos medaliu. Taigi, kaip atrodė ta išsipildžiusi Širo Iši svajonė, 731 padalinys? Pingfango komplekso statyba
pavertė 10 hektarų dirbamos žemės į laboratorijų, kareivinių, krematoriumų ir kalėjimo blokų miestą. Kompleksas galiausiai užėmė daugiau kaip 6 kvadratinius kilometrus ir turėjo atskiras zonas bakterijų gamybai, eksperimentams su gyvūnais, kalinių laikymo kameroms, operacinėms, slėgio kameroms, aerodromams, elektrinėms ir ginklų sandėliams. Savo veiklos pike čia dirbo daugiau nei 3000 darbuotojų – chirurgai, gydytojai, inžinieriai, sargybiniai, raštininkai ir kiti. Nuo pat pradžių buvo užtikrinamas visiškas slaptumas. Nauji darbuotojai buvo prisaikdinami tylėti. Sargybiniams būdavo nurodoma, kad kalbėjimas apie jų darbą net ir šeimos nariams yra išdavystė. Kiekvienas įėjimas buvo stebimas, kiekvienas dokumentas slaptas, o kaliniai, maruta arba rąstai buvo specialiai traktuojami nematomais ir net nelaikomi žmonėmis. Pavyzdžiui, vietoj to, kad darbuotojai klaustų, kiek žmonių žuvo bandymų metu, buvo klausima, kiek rąstų krito. Kaliniai į 731 padalinį buvo gaudomi ir gabenami pagal kruopščiai suplanuotą sistemą, kuriai vadovavo liūdnai pagarsėjusi Japonijos karo policija Kempeitai. Civilius gyventojus iš okupuotų Kinijos teritorijų, politiniais priešais laikytus asmenis, sugautus partizanus ir įtariamuosius ir net vos 12-13 metų paauglius reguliariai suimdavo ir gabendavo užantspauduotose sunkvežimėse, pristatant juos į Pingfangą. Daugelis suimtųjų net nežinojo, kodėl buvo suimti, o kiti tapdavo taikiniais dėl atsitiktinumo ar nepalankių aplinkybių. Atvykę kaliniai būdavo išrengiami nuogai, iš jų atimami visi asmeniniai daiktai. Tuomet kiekvienam priskirdavo numerį ir uždarydavo į ankštas kameras su medinėmis grindimis ir net nesuteikiant patalynės. Dar prieš prasidedant bet kokiems eksperimentams, kaliniai kentė maisto stygių. Dehumanizacijos procesas buvo metodiškas. Sargybiniai buvo apmokomi kalinius vadinti ne žmonėmis, o objektais. Shiroishi tikėjo, kad toks psichologinis parengimas būtinas, kad jo personalas darbą atliktų be jokių dvejonių ir kaltės jausmų. Pagrindiniuose laboratorijų pastatuose tvyrojo šalta klinikinė atmosfera. Ilgi koridoriai su plieninėmis durimis vedė į operacinės, kuriuose buvo chirurginiai stalai, spintelės su blizgančiais instrumentais, stebėjimo langai ir drenažo sistemos lengvam valymui. Tyrėjai vilkėjo baltus chalatus ir kaukes, kurdami medicininio profesionalumo iliuziją. Tačiau už šių durų vyko vieni baisiausių nusikaltimų žmonijos istorijoje. Vivisekcija, gyvų žmonių skrodimas, tapo kasdieniu ritualu. Technikai užkrėsdavo kalinius maru, cholera, šiltinė, juodligė, o tada atidžiai stebėdavo jų simptomus, kol šie galiausiai mirdavo, arba kol tyrėjai nuspręsdavo įsikišti. Aukos buvo pririšamos prie stalų, o chirurgai atverdavo jų kūnus nenaudodami anestezijos. Būtent Shiroishi uždraudė anestetikus, teigdamas, kad jie gali iškraipyti fiziologinės reakcijas. Aukos išlikdavo sąmoningos, kai jų organai buvo išimami, matuojami, sveriami ir lyginami. Kai kuriems pacientams buvo amputuotos galūnės, kurios vėliau prisiuvamos visai prie kitų kūno dalių groteskiškose eksperimentuose, taip siekiant tirti nervų funkciją. Kitiems buvo nupilamas kraujas ir pakeičiamas arklio krauju arba jūros vandeniu, siekiant stebėti medžiagų apykaitos sutrikimus. Dar kitiems išimti organai būdavo keičiami kito kalinio ar net gyvūno organais, taip dar labiau plečiant eksperimentus ir tyriant, kaip žmogaus kūnas reaguoja svetimus organus. Nušalimo eksperimentai tapo dar viena šiurpia 731 padalinio istorijos dalimi. Mandžiūrijos žiemos suteikė natūralias sąlygas ekstremaliam šalčiui, o Shiroishi siekė suprasti, kaip nušalimas veikia kareivius mūšio lauke. Kaliniai būdavo išrengiami taip, kad jų galūnės būtų nuogos, tuomet išvedami į lauką įstingdantį šaltį, o jų galūnės pakartotinai laistomos vandeniu, kol ant odos susiformuodavo ledas. Tyrėjai netgi buvo nustatę idealią nušalimo stadiją, medinė lazda trenkdami per sustingusią galūnę. Traškus tuščiaviduris garsas reiškia, kad audinys yra pilnai užšalęs. Po to būdavo bandomi įvairūs gydymo būdai – panardinimas į šiltą vandenį, druskos įtrinimas, ugnis, natūralus atitirpimas. Gydytojai tyrinėjo gangrenos progresavimą, nekrozės greitį ir organizmo reakciją į šoką. Išsamiai ištirti kaliniai galiausiai būdavo nužudomi. Be siaubingų eksperimentų su žmonėmis, 731 padalinys užsiėmė dar vieną baisią veiklą – sąmoningų biologinių ginklų kūrimu ir naudojimu.
Široiši įsivaizdavo armijas nešančias ne tik bombas, bet ir bakterijas, galinčias plisti miestuose tarsi viską pasiglemžiantis, sparčiai plintantis gaisrai. Didžiuliuose inkubatoriuose 731 padalinys veisė marų užkrėstas blusas, kurių spėjo priveisti neregėtą kiekį. Blusos maitinosi užkrėstomis žiurkėmis, sparčiai dauginosi ir buvo talpinamos į keramikinės bombas, suprojektuotas taip, kad žemai susprogusios paskleistų užkrėstų vabzdžių debesis. Šios bombos buvo mėtomos ant Kinijos kaimų, sukeldamos buboninio maro protrukius, nusinešusius tūkstančius gyvybių. O pačiame padalinyje su jomis buvo eksperimentuojama irgi itin žiauriais būdais. Kaliniai buvo veikiami su blusomis uždarose kamerose. Kai kurie būdavo rišami prie kuolų ir apipilami blusomis, kiti dedami į dėžes, kad blusos galėtų juos kandžioti. Mokslininkai stebėdavo limfmazgių patinimus, karščiavimo progresą ir buboninio ar pneumoninio maro požymus. Aukų kūnai buvo skrodžiami netrukus po mirties, siekiant nustatyti tikslę infekcijos eigą. Be maro čia buvo tyriama ir eksperimentuojama su daug kitų ligų, įskaitant juodligę, vidurių šiltinę, dizenteriją, difteriją, raupus, cholerą. Kai kuriais atvejais žmonėms liga buvo suleidžiama tiesiai į kraują. Kartais jie būdavo priversti gerti užkrėstą vandenį ar maistą, arba patogenai būdavo purškiami uždarose kamerose. Mokslininkai registravo kiekvieną simptomą – vėmimą, dehidrataciją, karščiavimo šuolius, kliedėjimą, organų nepakankamumą. Daug žmonių kelias dienas raitėsi agonijoje, o mokslininkai tiesiog šaltakraujiškai juos stebėjo. Tos aukos, kurios užsilikdavo gyvos ilgiau, kentėjo dar labiau, nes jiems gyviems būdavo atliekama vivisekcija. Kai kuriuose regionuose japonų kariai taip pat platino užkrėstą maistą ar nuodijo šulinius. Vieno dokumentuoto incidento metu cholera užkrėsti grūdai buvo išplatinti visoje Džedzengo provincijoje, sukeliant epidemiją, kuri galiausiai tapo nevaldoma ir pražudė net ir japonų karius. Široiši, kaip teigiama, pyko, kad liga esą buvo iššvaistyta japonų kariams, o ne civiliams. Tokie išsireiškimai tik pabrėžia nežmonišką, sveikų protų nesuvokiamą logiką, kuria vadovavosi 731 padalinys. Ginklų bandymai neapsiribojo tik baisių ligų bakterijomis. Kaliniai buvo rišami prie kuolų atviruose laukuose, kur įvairių atstumų nuo jų buvo sprogdinamos granatos, siekiant ištirti skeveldrų sklaidos modelius. Ant gyvų kūnų buvo bandomi kulkosvaidžiai, kad būtų įvertintas prasiskverbimo lygis. Liepsnosvaidžiai buvo naudojami tam, kad išmatuotų, kaip greitai ugnis neutralizuoja žmogų. Kitais atvejais kaliniai buvo verčiami slėptis apkasuose ar bunkeriuose, kur buvo sprogdinami įvairūs užtaisai, imituojantis mūšio sąlygas. Šie eksperimentai nebuvo medicininiai, jie tiesiogiai buvo skirti ginklų tobulinimui. Surinkti duomenys buvo naudojami rengiant Japonijos pėstininkų mokymus ir kuriant amuniciją. Tuo tarpu cheminės medžiagos, tokios kaip garstyčių dujos ar cianidas, buvo bandomi sandariuose kamerose, kur kaliniai buvo nuodijami toksiškais garais, o gydytojai registravo pūslių formavimąsi, kvėpavimo sutrikimus ir organų nepakankamumą. 731 padalinio eksperimentų įvairovė buvo pribloškianti. Slėgio kamerų bandymai imitavo aukščius, gerokai viršijančių žmogaus išgyvenimo ribas. Dėl to plyšdavo aukų ausų būgneliai, subliūkštavo plaučiai, groteskiškai ištindavo akis. Centrifugos eksperimentų metu kaliniai buvo veikiami milžiniškais G jėgos krūviais, dėl kurių trūko kraujagyslės, sustodavo širdis, išsivystydavo neurologiniai pažeidimai. Taip pat buvo atliekami priverstinės dehidratacijos, hipotermijos, hipertermijos, badavimo eksperimentai. Dalis aukų apskritai buvo mumifikuoti gyvi. Pilnos dehidratacijos eksperimentų metu jie negaudavo vandens ir prakaituodavo iki mirties nuo karščio, kurį kėlė ventiliatoriai. Mirties metu aukos sverdavo vos maždaug 1/5 normalaus kūno svorio. Reprodukciniai bandymai apėmė moterų ir vyrų užkrėtimų tokiomis lytiškai plintančiomis ligomis, kaip sifilis ar gonorėja. Taip pat buvo atliekami žiaurūs eksperimentai su nėštumu, dažniausiai moteris tiesiog prievartaujant, kad šios pastotų. Jas prievartaudavo sargybiniai, o moterims pastojus, joms buvo suleidžiami įvairių ligų patogenai. Tyrėjai stebėjo opų progresą, neurologinį nykimą, vaisiaus infekcijų dažnį. Išprievartautoms ir nėščioms tapusioms moterims buvo atliekama vivisekcija vėlyvuoju nėštumo laikotarpiu, kad būtų ištirti užkrėsti vaisiai. 731 padalinyje gimę kūdikiai
būdavo iškart nužudomi. Net ir čia kalinių kankinimas ir eksperimentai nesibaigė. Mokslininkai taip pat eksperimentavo su žmogaus kūno ribomis ekstremaliomis sąlygomis. Kaliniai buvo sistemingai verčiami nemiegoti, ilgai laikomi dideliame karštyje ar šaltyje, nardinami į ledinį vandenį, kur dažnai turėdavo išbūti valandų valandas. Kiekviena procedūra buvo skirta dokumentuoti fiziologinių sutrikimų taškus, organų atsisakymą ir tikslų mirties momentą. Kaip ir kitais atvejais, visa tai vyko aukoms neduodant anestezijos ir nesuteikiant jokios medicininės pagalbos. Buvo atliekami ir psichologiniai eksperimentai, visiškai izoliuojant aukas, blokuojant jų jutiminę sistemą, neleidžiant miegoti ir panašiai. Tai buvo bandoma tirti psichinius sutrikimus, haliucinacijas ir reakciją į traumą. 731 padalinio organizacija driekėsi toli už Pinkfango ribų. Dukteriniai padaliniai visoje Kinijoje ir Pietryčių Azijoje rėmė jo darbą. 100 padalinys daugiausiai dėmesio skyrė gyvūnų ligoms. 1644 padalinys specializavosi maro platinime. 1855 padalinys ir kiti tyrinėjo šiltinę ir cholerą. Kartu šie padaliniai sukūrė tinklą, kuris testavo biologinius agentus ne tik prieš kalinius, bet ir prieš ištisas civilių gyventojų populiacijas. Japonijos pajėgos surengė mažiausiai 14 biologinių atakų, kai kurios iš jų sukėlė masinės epidemijas, nekontroliuojamai išplitusias po regionus. Japonijos karinė vadovybė šias operacijas laikė strateginiu pranašumu, tyliais būdais silpninti priešus, demoralizuoti gyventojus ir naikinti juos bei įprastinės kovos karo lauke. Tuo tarpu pačioje Japonijoje 731 padalinio egzistavimas buvo absoliuti paslaptis. Net aukšto rango pareigūnai žinojo tik fragmentus. Dokumentuose buvo naudojamos kodinės frazės, eufemizmai ir slapyvardžiai, siekiant nuslėpti tikruosius tikslus. Finansinės ataskaitos biologinių ginklų tyrimus maskavo kaip vandens valymo projektus. Iš prigimties visada atsargus Široiši įvedė griežtą suskirstimą į skyrius. Tik maža saujelė aukščiausių tyrėjų žinojo visą padalinio veiklos mastą. Dauguma technikų suprato tik savo siauras užduotis – bakterijų kultivavimą, įrangos sterilizavimą, kūnų utilizavimą ir panašiai. Padalinys veikia kaip savarankiškas, uždaras pasaulis. Jis turėjo savo elektrinę, fermas, gamyklas, bendrabučius, laboratorijas, krematoriumus, kalėjimus ir net viešnamius. Vidinė kultūra buvo kruopščiai suformuota taip, kad panaikintų empatiją ir pakeistų ją paklusnumu, ambicijomis ir moksliniu atsiribojimu. Į būrį atvykę nauji rekrūtai, dažniausiai jauni perspektyvūs medicinos studentai, nuo pat pirmos dienos buvo indoktrinuojami. Jiems buvo sakoma, kad jų darbas patriotiškas, kad kaliniai yra rąstai, o emocijos silpnumas, kuriam nėra vietos siekiant žinių progreso. Daugelis darbuotojų vėliau prisipažino, kad buvo apmokyti nežiūrėti į kalinius kaip į žmones. Tokioje psichologiškai užprogramuotoje aplinkoje ir klestėjo visi sveikų protų nesuvokiami žiaurumai. Kasdienybė įstaigoje buvo griežtai suskirstyta į visiems žinomą rutiną. Sargybiniai keldavosi prieš aušrą, tyrėjai nuo ankstyvo ryto eidavo į laboratorijas, kaliniai būdavo žadinami metalinių durų trenksmu, kai sargybiniai ateidavo ruošti jos dienos bandymams. Kai kuriems duodavo mažus dubenėlius vandeningos oro košės, o kitiems visiškai nieko, priklausomai nuo eksperimento reikalavimų. Daugeliui bandymų kaliniai turėjo būti išsekę. Dokumentuose nurodoma, kad dalis buvo tyčia marinami badu, siekiant ištirti patogenų elgesį nusilpusiuose kūnuose arba siekiant stebėti, kaip organizmas žlunga esant ekstremaliam alkio lygiui. Kaliniai buvo nuolat stebimi. Daugelis jų dienas leisdavo sukaustyti grandinėmis, aplink zuidavo sargybiniai, atsakingi užtikrinti, kad niekas nepabėgtų. Bandymai pabėgti beveik neegzistavo. Sargybiniai buvo ginkluoti, sienos aukštos, o bet kas pagautas bėgant buvo nedelsiant nužudomas, dažnai pasinaudojant progą išbandyti naujus skrodimo metodus, o paskui eidavo lyg niekur nieko pietauti. Kai kurie po darbo dar žaisdavo beisbolą, kiti rašydavo laiškus namo. Daugelis vėliau tvirtino tikėję, kad prisideda prie Japonijos ateities, kuria vakcinas, supranta ligas ar gamina ginklus galinčius nulemti karo baigtį. Žinoma, tam, kad 731 padalinys galėtų gyvuoti nepastebėtas kitų šalių ir net pačių Japonų, reikėjo ne tik išlaikyti griežtą slaptumą tarp pačių darbuotojų,
bet ir tinkamai slėpti daugybę aukų bei visus įkalčius. Tad kūnai buvo slepiami naikinant juos cheminiu būdu, juos kremuojant ar užkasant masinėse kapavietėse. Kai japonai susidūrė su pralaimėjimu, buvo tyčia stengiamasi sunaikinti dokumentus, sudeginti pastatus ir išžudyti likusius kalinius, kad niekas negalėtų duoti parodymų. Buvo išžudyti visi, nepaliekant nė vieno kalinio. Nepaisant to, dalis kruopščiai saugotų eksperimentinių duomenų visgi išliko ir tapo svarbiais įrodymais, padėjusiais suvokti 731 padalinio žiaurumų mastą. Šioje istorijoje labiausiai stebina faktas, kad po padalinio uždarimo jame dirbusiems ir siaubingus eksperimentus atlikusiems svarbiausiams mokslininkams nenutiko nieko blogo, nors 12 darbuotojų atsidūrė kalėjime, nes buvo teisiami Sovietų Sąjungos teismuose, visgi pačios svarbiausios 731 padalinio figūros nebuvo nuteistos. Iš jų nebuvo atimti moksliniai laipsniai ir nebuvo pareikalauta kažkaip atlyginti padarytą žalą. Kaip jau minėjau, 731 padalinyje mirė apie 14 000 žmonių ir dar nuo 200 000 iki 300 000 mirė teritorijose, kur padalinys išbandė savo cheminius ginklus. Kai kurie teigia, kad skaičius dar didesnis ir gali siekti net 580 000 aukų. Tačiau žiaurumus atlikę ir viskam dirigavę pagrindiniai asmenys sulaukė pasigailėjimo. Kodėl? Nes nors sovietai norėjo, kad būtų įvykdyti teismai, Jungtinės Amerikos valstijos sutiko suteikti neliečiamybę nuo baudžiamojo persekiojimo. Mainais Amerika pareikalavo japonų pasidalinti visais savo tyrimų duomenimis. Netgi dar daugiau. Hario Trumano administracija nuslėpė 731 padalinio nusikaltimus ir mokėjo stipendijas buvusiems darbuotojams. Pats 731 padalinio vadovas Širo Iši, gavęs neliečiamybę, buvo pasamdytas JAV vyriausybės ir skaitė paskaitas Amerikos karininkams apie biologinių ginklų naudojimą ir 731 padalinio eksperimentų išvadas. Taip pat buvo teigiama, kad Korėjos karo metu Širo Iši keliavo į Korėją ir dalyvavo kartu su kitais Japonijos bakteriologinio karo nusikaltėliais JAV armijos biologinio karo veikloje Korėjoje. Tiesa, istorikai ginčijasi, ar tikrai JAV naudojo biologinius ginklus prieš Kinijos ir Šiaurės Korėjos pajėgas, ar visgi tokie kaltimai buvo tik propaganda. Na, o pats Širo Iši po darbo Amerikai vėliau lyg niekur nieko grįžo į Japoniją, atidarė kliniką ir ramiai gyveno, taip ir neatsakydamas už savo nusikaltimus. Tiesa, jis mirė palyginus jaunas, 67 metų, nuo gerklų vėžio. Šiam kartui tiek. Nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti, ką manote apie 731 padalinį, ar kokių temų norėtumėte ir pasidalinti šiuo video su draugais. Taip pat prenumeruokite kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte naujų laidų. O jeigu norite paremti kanalo veiklą, po video rasite būdus, kaip tai padaryti. Ačiū ir iki susitikimo kitoje laidoje.